Duokink man ranką dreba. Šiandien užbaigti. Nervos ekranos televizijos. O kada įjungė televiziją? Kada į televiziją dirba? O tai Aksomininis balsas. Apdovanojimą mokytoja Ligita Navikienė. Mokytoja apdovanojimą už malonų ausį pamokos laiką čiurlenimą. Ačiū. Ačiū labai. Gal žalelį? Niekada negalvojau, kad gaučiau tokią nominaciją. Niekada nesitikėjau. Labai ačiū, labai man malonu. Yra nerami, klajojanti dūšė, kurianti, organizuojanti ir prašanti švęsti. Mokytoja yra apdovanojama už tai, kad mokytojo amžių galima nugalėti ir drabužiu, ir bendravimo būdu, spalvotai bei linksmai su muzika. Taip, aš tikėjausi. Švieski žvaigždelės spindėk iš mano likimo. Kelią nutieskai naktį ieškosiu namų. Mano sparnai netvirti, nuo meilės išdylę. Kreivas vienatvės šešėlis kelia sapnus. O, kur esi, žvaigždelė mano su tavim? Nebūsiu vienas niekada, nebūsiu vienas su tavim. O, ar žinai, žvaigždelė mano, kas aukštai dangui gyvena paslapty, likimo atraky. Mokytoja apdovanojama už tai, kad visada paruošusi virtuvę ir savo širdį visiems mokykloms ir mokinių gyvenimo atvejams. Oi, kaip malonu. Nežinau net ką pasakyti. Tikrai kviečiu visus į savo virtuvę.
Mes ateisim dar. Oi, tai mano pirma nominacija ir taip esu įvertinta mokinių, tai šiandien mokytojų diena, tai man dviguba šventė ir šventė mano sielai. Tvarka bus. Seniausių profesijų ir tikrai visiems reikalinga vakar. Per televizorių rodė mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, priėmimas mokytojų buvo ir jinai ten labai gerai pasakė, kad jauną žmogų gyvenimą palydė, kaip sakyti, ir jį paruošė mokytojai. Tėvai, aš supratau, duoda daug ką labai, bet daugumoje tai bendrauja su mokytojai. Ir tai labai svarbu.